And now, the last but not least. Ačiū. O paskutinis, bet ne ką mažiau svarbus kalbėtojas šiandien. Ponas Pavlovičius, Erikas Pavlovičius, kuris yra advokatų kontoros Gustainis atstovas. Gustainis Pesenkas ir Vidas Vaicekauskas ir partneriai. Jis yra advokato padėjėjas ir jis taip pat yra Anglijos Ruskin universiteto tarptautinio verslo mokyklos dėstytojas. Šioje konferencijoje alternatyvaus ginčo sprendimo tarp vartotojų ir verslininkų teisinėme reguliavime, pritaikiant pažengusių kapitalo šalių, negalima neišskirti pagrindinių kaip mechanizmo instrumentų, kurie ir sudaro galimai esmę, arba pagrindą, kaip problemos sprendimų būdų, arba problemos tarp verslininko vartotojo, problemos su reguliavimo santykis strategijoje, dar vadinama kitai win-win. Tai reiškia, kad abi šalis lieka patenkintos ir nėra vienos laimėjusių ar pralošusių. Kaip tik norėčiau atkreipti dėmesį į tą trumpą fabulą, kurią susidaręs buvo perskaitęs, gal nebūsiu daugia kalbį šioje konferencijoje. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną raktinį žodį – mechanizmas. Tęsdamas toliau, norėčiau papasakoti vieną pavyzdį, tai yra aš praktikas esu, todėl pradėsiu nuo gyvų pavyzdžių. Reiškia, Kembridže, Jungtinėje karalystėje 2005 metais, važiuodamas į darbą žmogus dviračiu, papuola ant dobelės, priekinis ratas jo susisuka, jisai nukrenta, susilaužo ranką. Akivaizdu tai, kad kelio danga tai yra paslaugų tiekėjas savivaldybė, vartotojas, šiuo atveju yra Anglijos pilietis važiuodamas pakeliu į darbą. Jeigu tą patį pavyzdį perkelti į Lietuvą, šiuo atveju ir pasižiūrėti palyginamąją vertę, kaip tai atrodytų praktikoje Anglijoje ir kaip tai atrodytų praktikoje Lietuvoje, akivaizdu, kad šitas žmogus patyrė žalą. Tai yra vartotojas patyrė žalą. Anglijoje šitas sprendimas buvo sprendžiamas sekančiai. Jisai kreipėsi raštu į savivaldybę. Savivaldybė suprato, kad tai buvo dėl jų kaltės ta dobelė. Jinai labai greitai buvo užlyginta ta dobelė. Jokiais galiu pasakyti, įsivaizduokit, kiek dobelių yra tada Kembridže keliuose. Ir jam išmokėjo 4000 eurų žalos atlyginimui piniginės sumą. Viskas. Taip buvo ginčas uždarytas, win-win vadinama laimėk situacija pasiekta. Kodėl tai buvo daroma? Tai yra vėlgi mechanizmas. Be abejo, savivaldybė turi draudimą ir draudimo pagalba būtų išsiaiškinta, kad tai buvo padaryta dėl kaltės savivaldybės ir savivaldybei tai galėtų kainuoti žymiai brangiau, jeigu bylinėtis teismuose. Atkreipiu dėmesį, savivaldybei ir draudimui reikėtų teismuose bylinėtis, o ne vartotojui. Vartotojų draudimas iš karto būtų išmokėjęs sumą. Lietuvoje tokios praktikos mechanizmo, tokio kaip aš bent jau nepastebėjęs esu. Reiškia, greičiausiai tai būtų bylinėjimasis ilgas teismuose, ėjimas per advokatus, advokato išlaidos ir labai sunkiai, kada yra paduodamas ypatingai valstybinės institucijos, tai yra administraciniai teismai, sunkiai įsivaizduojama, kaip tai jam reikėtų prisiteisti teismo bylinėjimosi išlaidas. Vėlgi atkreipiamas dėmesys į mechanizmą. Lietuvoje, jeigu pasižiūrėti tarp vartotojo ir verslininko, reiškia, yra vartotojui priimtas įstatymas. Yra įstatymas, yra vartotojas ir yra verslininkas. Ir yra statistika, kad greičiausiai yra pažeidimų. Tai jeigu to vakumo neužpildyti mechanizmų, tai galima išspręsti tikriausiai labai lengvai. Vaizdžiai sakant, kaip anglai sakytų, no law, no crime. Nėra galima panaikinti įstatymus ir nebus statistikos, nebus nusižengimų tada. Kad įstatymas veiktų šiuo atveju ir kad būtų patenkintos abi šalis, aš vėlgi sugrįžtu prie to pačio, kad turi būti užpildytas vakuumas, tai yra teisinių reguliavimų, praktinių teisinių reguliavimų, kuris veiktų kaip mechanizmas. Tai šiuo atveju draudimas jisai veikia vieną iš tų pagrindinių rolių.
tai atrodo praktikoje panašiai taip, kad draudimas, jis apdraudžiamos bendrijos yra arba organizacijos, kurios ir palaiko šitą mechanizmo dalį. Kada įvyksta problema iškyla arba iškyla kažkoks tai nusižengimas, kada vartotojas nepatenkintas arba nepatenkintos abi dvi šalis, automatiškai yra taikoma mediacija, apie ką jau kolegos čia daug labai kalbėjo, už tai aš nesiplėsiu. Kada mediacijos išnaudojami yra visi resursai ir to negalima padaryti. Įsikiša draudimas ir tokiu atveju sumoka. Kam jis reikalingas? Šiuo atveju didesnėm organizacijom, kada eina kalba apie didesnės išmokas, tas stresas organizacijom yra nuimamas. Tai yra sprendžia tos klausimus jau draudimas. Ir praktikoje, jeigu to draudimo nėra, kaip veikia mechanizmas? Automatiškai organizacija sako, mes esame teisūs, vartotojas sako, mes teisūs, kyla ginčas, viskas baigėsi teismuose ilgais bylinėjimaisiais. Ir dar vėlgi prie to pačio mechanizmo, kuris yra, turi būti tiek mano požiūriu, kaip veikia Jungtinėje karalystėje, tai yra draudimo sistema ir teisinis reguliavimas, kuris vyksta, jisai glaudžiai susijęs su teisingumu, tai yra ir su teismais, kad suprastų praktiką, suprasta būtų vienodai. Šiuo atveju darbo teisė irgi taip pat yra taikoma, bet ir šiuo atveju šitoj situacijoje yra Jungtinėje karalystėje daroma sekančiai, vat kaip tik matau, yra panašu labai į Temidę, tai yra dvi svarstyklės Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ženklė, tai teismų praktika būtų naudojama taip, 70% atiduodama vartotojui ir 30% gautų verslininkas. Kodėl taip yra daroma? Todėl, kad vartotojas, jeigu tai yra paprastas žmogus, jisai neturi galimybės nusisamdyti advokatų, teisininkų, pas jos nėra mechanizmų ir nėra žmogiškų išteklių ar mediatorių, kur kitos organizacijos tokius mechanizmus turi. Dėl to teismas dažniausiai svarsto per šitą prizmę žiūrėdamas. Įstatymų kvadratas, kurį aš tokią savoką susigalvojau, eidamas į šitą konferenciją, vėlgi skirtumas yra tarp Lietuvos ir pažengusių vakarų Europos šalių. Jeigu galima tai būtų palyginti, gaunasi mechanizmas turėtų atrodyti toks tarp Lietuvos ir Jungtinės karalystės. Lietuvoje yra bet koks pažeidimas, yra įstatymas. Nusižengia yra įstatymas, nėra jokios tarpinio prevencinio mechanizmo, kuris galėtų suveikti. O tai reiškia, kad kol nenusižengiai, viskas yra gerai. Nesant šito mechanizmo, jis ne visą laiką veikia Lietuvoje, kadangi vartotojas, kuris jaučia tos padarytus nusižengimus, jisai nesikreipia į teismus, jisai bijo arba nenori arba neturi tam lėšų. Dėl to Lietuvoje manytina galbūt yra tokia, turiu pagrindo pakankamai manyti, kad turėtų atrodyti visą tai taip, kad problema jinai yra, tik tai jinai neužfiksuojama visą laiką, ne visą laiką baigėsi teismais. Todėl mes negalim įsivaizduoti, ant kiek jinai gali būti didelė arba neteisinga, ant kiek žmonių gali būti nepatenkintų. Ir kai kada netgi gali būti, kad žmogus pradeda sakyti, Lietuvoje yra korupcija, kalta valstybė, tik tai ne dėl to, kad šiandien yra kažkas, tai būtent šitie aspektai, o tik dėl to, kad mes neturime mechanizmų ir žmogus nesugeba, arba tas vartotojas nesugeba perteikti to, ką jisai jaučia. Dėl ko taip yra? Kada yra mechanizmai suveikti, padaryti tarp draudimo, tai automatiškai draudimas įsprendžia atlyginamą žalą. Sumažėja to žmogaus vidinė baimė, kada yra mediacija, jam yra išaiškinama. Mediacijos pagalba automatiškai išaiškinama abiem šalim ir dėl to randamas bendras kompromisas ir taip yra auklėjama visuomenė. Todėl šitie du mechanizmai, mediacija ir draudimas, aš manau, tai yra vienas iš pagrindinių šios temos, šioje konferencijoje šios temos būtų dalykų. Todėl manyčiau, kad verslo ir kapitalo pasaulyje šiuo atveju Jungtinėje karalystėje draudimas užima kone vieną iš pagrindinių vaidmenų ir tai yra faktiškai esmė
tarp draudimo ir mediacijos, dar ten galima sakyti apie žmogiškuosius išteklius ir plėstis toliau, bet šita mechanizmo dalis yra viena iš pagrindinių. Civilizuotas pasaulis kol kas nesusimastė kitaip, kaip reguliuoti teisinius santykius, draudimo pagalba ir net kažkuria prasme, ir tai yra iš tiesų, yra žabojama korupcija tose šalise. Tai yra draudimų ir mediacijos pagalba. Esu tikras, kad įtakos tai tikrai turi tame ir jos yra nemažai. Bet iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėsim, tokie mechanizmai kaip mediacija ir draudimas netgi sukuria naujas darbo vietas. Kadangi draudimas automatiškai būtent šioje situacijoje jie sukuria reikalavimus verslininkui, kurių jis privalo laikytis, kitaip arba draudimas jam nebus duodamas, arba to draudimo suma išauga, žymiai išauga ir tiesiog komersantas tas ar verslininkas jisai nesugeba įkasti tokios sumos ir jisai turi lenktis tam. Ir tai daryti, kaip pavyzdį netgi galiu pasakyti, tarp vartotojo ir dabartinės, kaip tik politinės partijos laimėjusios prieš alkoholį, kur yra mechanizmas sukurtas toksai, kad jeigu norinti organizacija, bet kokia parduotuvė prekiauti alkoholiu, jinai turi laimėti teismą. Ir tik teismas suteikia licenciją prekiauti alkoholiu. Todėl mediacija, kaip ir tokiu atveju yra ir išduodamas draudimas ir to draudimo pasiekmes. Todėl mediacija abiem šalim padeda susivokti ir suprasti esamai galimybės pasiekmes, o draudimas tai yra prevencija, kad sumažinti tokių situacijų arba problemų atsiradimui. O atsiradus tokioms, jie kaip ir nuima stresą abiem šalim, kaip jau ir minėjau. Nuima stresą tiek vartotojui, tai yra jam yra atlyginama žala ir išaiškinta, ir verslininkui, nes nukreipiama yra tai į automatiškai draudimą, kurie ir sprendžia teisinių reguliavimų. Tai tiek aš norėčiau. Dėkui.